Yra Pilietinės visuomenės instituto atstovė Agnė Markauskaitė. Šis institutas įgyvendina projektą Kuriame Respubliką. Didelį daug mokyklų įtraukusi pilietiškumo ugdymo projektą, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra projektas pavadinimu Skaidrumo laboratorijos. Taigi Agnė jau pasiruošusi ir pristatau Agnę Markauskaitę ir prašau pristatyti savo pranešimą. Labą dieną. Be galo smagu čia būti ir kartu pasidalinti savo galbūt praktinio veikimo tam tikromis patirtimis. Ir gal dabar bus vėl tam tikras šuolis labiau prie to, ką aš kalbėjau Sergejus pirmoje dalyje, nes kaip jau Paulius minėjo, mes įgyvendinome projektą Kuriame Respubliką, kurio viena iš dalių buvo skirta būtent skaidrumo kultūros kūrimui mokykloje. Prieš pradėdama kalbėti, kad būtų tam tikras, sako, yra sveika, kai darai vienus namų darbus reikia rašyti, tai tada geriau paskaičiuoti, tada vėl pasimokyti skaityti, tai dabar gal taip nepavyks visiškai pakeisti mūsų metodą, bet bent jau sukoncentruoti porai minučių dėmesį į ekraną ir parodyti trumpą Skaidrumo laboratorijos mūsų projekto video, kuris buvo kaip ir kvietimas mokykloms susijungti. O tada jau papasakoti, ką mes iš tiesų veikiame. Korupcija yra, kai parduodi tiesiog save, savo žinias, savo balsą rinkimuose, ar tiesiog parduodi net savo sveikatą, kai gydytojam duodi vokelius. Tai bandymas pasinaudoti savo padėtimi nesąžiningu būdu kokiu nors, kaip nors pasilengvinti savo gyvenimą. Korupcijos formos yra nusirašinėjimas, bet mano pirmoji forma, nes nuo to pradeda beveik ne kiekvienas, bet dauguma mokinių. Korupcijos formos yra įvairios. Pagal pagrindinę korupcijos formą yra pinigai vokeliuose. Teismuose būtent tos sprendimus nulemia ne tai, kas yra teisus, kas neteisus, bet dažniausiai nulemia, kas daugiau užmoka. Ir tie pinigai gali teisų paversti neteisiu ir nekaltam kaltinti. Gal reikėtų didinti, tarkim, bausmes už įvairius korupcijos atvejus, šviesti mokinius nuo mažų dienų, kas yra nelabai populiaru, bet jau mūsų mokykloje tai nėra nuo mažų dienų. Ir galbūt bandyti aiškinti, kaip viskas vyksta. Mes neėmėm kyšių, mes neduodam kyšių. Beveik niekas to nedaro. Tie žmonės, kurie daro, jie yra vertybė. Ir jie yra nusikaltėliai. STT iš tiesų ypatingą dėmesį skiria švietimui, nes būtent jo pagalba galima išugdyti tam tikrą sąmoningumo lygį, kai žmogus pats yra atsakingas už savo veiksmus ir jisai suvokia pačią žalą, kurią daro nesąžiningas elgesys kiekvieną dieną. Didžiausia Lietuvos problema yra tai, kad mes labai toleruojame. Toleruojame korupciją, toleruojame kyšius, toleruojame kontrabandinių prekių įsigijimą. Ir iš tikrųjų tuo darydami meškos paslaugą savo patiems. Suaugusiam žmonėms, tai daugeliu žmonių jie net nesusimąsto apie korupciją, apie žalą. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes mokiniai įmonės spręsti tokius dalykus, tai galbūt ir tie suaugę susimąstys ir tie mažesni vaikai, kurie auga, kurie bando suprasti, kas tai yra. Kiekvienam, pavyzdžiui, vaikui reikia skiepyti, kad nusirašinėti yra blogai, kad korupcija yra blogai, kas tai yra korupcija. Nes, pavyzdžiui, aš manau, kad mūsų mokykloje nebuvo kalbėta mums, kai mes buvom mažesni ir manau, kad tai yra blogai. O kai mes patys pradėjome nagrinėti šitą temą ir kai pradėjome kalbėti su mažesniais, tai iš tikrųjų matosi, kad jie labai reaguoja į tai, kad jie iš tikrųjų labai sureikšmino tą tokį teisingumą. Tai dabar
norėčiau jau pereiti prie pasakojimo, kodėl būtent šie moksleiviai kalbėjo šitame video ir kas visgi yra ta skaidrumo laboratorija. Tai šiandien mano misija yra pakankamai nelengva, bet kartu labai maloni, nes turėsiu progą pristatyti sėkmės istoriją. Tai mokyklos, kurios koridoriuose gimė projekto idėja Skaidrumo laboratorija, o paskui tas projektas buvo pasiūlytas visom Lietuvos mokyklom ir į jį vėliau įsitraukė daugiau nei 1000 moksleivių ir šią savaitę netgi buvo apdovanota kaip veikli antikorupcijos iniciatyva. O nuo ko viskas prasidėjo? Kaip ir Paulius minėjo, tebevyksta didelis, turbūt vienas didžiausių pilietiškumo ugdymo projektų Lietuvoje, kuriame Respublika prasidėjęs prieš daugiau nei 2 metus, kai 120 Lietuvos mokyklų, padedamos ekspertų, pabandė įsivardinti savo bendruomenės ir vietos kokią nors opę problemą ir pasiūlyti, kaip ją išspręsti ir praktiškai pabandyti ją išspręsti. Tai vyko visoje Lietuvoje 120 vairių veiklų, aplinkosaugos srityje, kraštotyros, pavyzdžiui, ta pati korupcijos ar draugiškos aplinkos kūrimo, patyčių prevencijos. Tai yra 120 mokyklų pasirinko labai skirtingas problemas, kurias jie norėtų pasiūlyti išspręsti. Ir vėliau buvo atrinktos 3 idėjos, kurios virto nacionalinėmis. Tai yra, kad vėliau buvo pasiūlytos visom Lietuvos mokyklom įgyvendinti. Tai vienas projektas Auginkime vieni kitus, kuris daugiausiai yra skirtas draugiškos aplinkos mokykloje atkūrimui, kai vyresni moksleiviai padeda mokytis jaunesniem arba leidžia su jais laisvalaikį. Atgal į ateitį skirtas labiau istorijos pažinimui, savo domėjimuose, savo krašto kultūra ir skaidrumo laboratorija, kuri ugdo skaidrumą, teisingumą, sąžiningumą, pasitikėjimą, pagarbą savo ir kitiems, mokyklos ir vietos bendruomenė. Tai turbūt tai yra čia tie klijai, apie kuriuos jūs ką tik kalbėjote, kurie jungia mus į bendruomenę ir kartu į tą pilietinę visuomenę. Ir ši idėja, kaip ir minėjau, gimė Anykščiuose, Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje. Ir jeigu dar kyla klausimas, nors turbūt po jūsų pranešimo nebelabai gali kilti klausimas, kaip skaidrumas ir pilietiškumas siejasi, tai ką mes bandėme moksleiviams sakyti, kad vis dėlto korupcija, neskaidrumas jisai griauna Respublikos pamatus, jisai griauna mūsų šalies pamatus, nes jisai sutrauko ryšius mūsų tarpusavio. Jisai griauna pasitikėjimą vieni kitais ir griauna pasitikėjimą mūsų valstybę. Ir trečias dalykas, jisai skurdina mūsų visuomenę, jis skurdina mūsų tautą. Taigi, kai buvo skaidrumo laboratorija išsirinkta kaip tikrai svarbus projektas, kurį verta siūlyti visom Lietuvos mokykloms įgyvendinti, buvo kartu su Anykščių moksleiviais, kuriuos matėte video, susitikta ir mes bandėme surašyti patarimus, pakankamai konkrečias rekomendacijas mokyklom, ką šioje temoje ką gali moksleiviai, mokytojai kartu daryti. Ir į tą kvietimą prisijungti prie skaidrumo laboratorijos ir ją tyrinėti ir kurti savo mokykloje atsiliepė 50 Lietuvos mokyklų. Tai yra 1000 aktyvių moksleivių, tai yra tie, kurie užsiregistravo ir iš tiesų aktyviai veikia. Aišku, mes pasiekėme galbūt su tom veiklom daugiau moksleivių, kurių gal negalime taip suskaičiuoti, ir 150 mokytojų ir administracijos darbuotojų. Kodėl mes ir tą skaičių minime, nes mums visose projektuose buvo be galo svarbu, kad į tai įsitrauktų ir vis kuo daugiau mokyklos bendruomenės. Ir tų, kur įsitraukė ir vairuotojai, ir tas techninis personalas. Vis dėlto kurti Respubliką, kaip mes kvietėme moksleivius, yra neįmanoma, jeigu mes susisegmentuojame toje savo nedidelėje aplinkoje ir taip. Dar vienas iš projekto galbūt privalumų ir pliusų, kas buvo tai, kad vis dėlto buvo pritraukiami ir tam tikrų mūsų vadinamų draugų, kurie važiavo į mokyklas ir padėjo mokyklom susigaudyti, kas yra skaidrumas, kas yra korupcija, kokia yra korupcijos žala mūsų visuomeniai, kokia yra korupcijos žala mums kiekvienam kaip asmeniai. Tai specialiųjų tyrimų tarnyba, valstybinė mokesčių inspekcija, iniciatyva Baltosios pirštinės, turbūt daug kas turėtų žinoti, tai yra
už viešąją politiką, kuri kovojanti iniciatyva ir daugiausiai matoma per rinkimus. Už rinkimų skaidrumą kovojanti iniciatyva Baltoji banga, tai yra už verslo skaidrumą pasisakanti, galima sakyti, verslininkų įmonių grupė, kurie pasižada, kad jie savo verslą vysto tikrai skaidriai. Ir mūsų kaimynai ir artimiausi draugai, tai Transparency International Lietuvos skyrius. Tai kiekviena mokykla dalyvaujanti galėjo pasikviesti kažkurią iš šių organizacijų ir institucijų, vyko įvairius rinkimų simulacijos, paskaitų susitikimai, diskusijos ir filmų peržiūros ar kitos veiklos, kurias siūlė mūsų draugai ir partneriai. Čia galima matyti, kad kaip pasiskirstė Lietuvos teritorijoje, tos skaidrumo laboratorijos mokyklose, kad pakankamai visą Lietuvą apėmė. Ir kaip įvyko pats visas projektas, vienas iš dalykų, kurį mes labai akcentravome bendraudami su mokyklomis, tai kad yra labai svarbu teorinė dalis ir praktinė dalis. Kad neįmanoma turbūt suvokti, ką tu gali nuveikti skaidrumo srityje, jeigu nelabai žinai, kas tai yra, nelabai žinai, koks gali būti korupcijos poveikis. Ir yra labai svarbu praktinė dalis, kad tu pats pabandytum praktiškai ar tai kažkokią situaciją pakeisti, ar atkreipti kitų žmonių dėmesį į tos problemos aktualumą. Ir visą tai mes siūlėme daryti pagal tam tikras temas, kaip ir siūlėme mokykloms temų sąrašų, kuriuose būtų galima veikti skaidrumo laboratorijos tyrimus atlikti. Tai viena, pavyzdžiui, iš temų nusirašinėjimas, kas turbūt yra aktualiausia mokyklos universitetuose, 2% parama. Mes klausėme, ar, pavyzdžiui, moksleiviai žino, tarkim, kur panaudojama 2% parama, kuri pasiekė mokyklas. Korepetitorių klausimas, tai tiesiog iškeliant tokį, ar yra, pavyzdžiui, skaidru, jeigu aš mokausi pas tą dalyką mokytoją ir pas tą patį dalyką mokytoją vaikštų papildomai mokytis. Ką ir Sergejus minėjo, ar moksleiviai mokytojai žino, kaip sudaromas panaudojamas mokyklos biudžetas, galų gale savivaldybės biudžetas, moksleiviai gali būti ir tai aktualus, kaip yra priimami sprendimai. Ar moksleiviai žino, kokios yra galimybės jiems įsitraukti į tam tikrų sprendimų priėmimo mokykloje, ar jų tėvai žino, kaip jie gali įsitraukti į sprendimų priėmimą savivaldos lygmeniu. Rinkimai. Labai paprastas klausimas, ar, pavyzdžiui, moksleiviai susimąsto, ar, tarkim, į mokyklos tarybą moksleiviai yra renkami skaidriai, ar jie savo seniūną galų gale atsakingai renka. Ar tai yra tiesiog, kažkas sutiko, gal mokytoją paskyrė. Kaip rinkimai organizuojami mūsų šalyje. Tie skandalai, kuriuose moksleiviai tikrai pasiekia apie neskaidrumą vienose ir kitose rinkimuose. Arba pasitaiko atveju, moksleivių parašai yra prašoma mokyklą pasirašyti už vieną ar kitą kandidatą. Neapmokestinamos pajamos arba tie atlyginimai vokeliuose. Čia mes paminėjome dėl to, kad pastebėjome, kad mokyklose tai buvo irgi viena iš tokių pakankamai pasirenkamų ir aktualių temų, kuriuose kažką moksleiviai daugiau galbūt tokia informacinė veikla kitiems visuomenės nariams. Taigi dabar aš norėčiau šiek tiek tokią antrą dalį pristatyti labiau, ką mes dirbdami su skaidrumo laboratorijos projektu, ką mes vis dėlto įžvelgėme ir galbūt kokių turėtumėm ar taip patarimų, pasiūlymų, kaip galima tą skaidrumo ugdymo mokykloje toliau orientuoti arba kitose įvairiose veiklose, į ką vertėtų atkreipti dėmesį. Tai vienas dalykas, ką jau šiandien girdėjome, kad vis dėlto supratome, kad skaidrumo tema mokykloje nėra patogi, nėra populiari. Kad ji nėra populiari, parodo vien tai, kad, tarkim, nesąžiningumą, korupciją, skaidrumo trūkumą kaip tokią opę visuomenės problemą iš 120 mokyklų, kurios dalyvavo pirmajame Turime Respubliką etape, pasirinko iš tiesų vos 2. Ir tai grinai su skaidrumo tema dirbo tik viena, kita mokykla taip pat dalį savo veiklų bandė į tai orientuoti.
Tai yra vienas iš požymių, kad vis dėlto pakankamai mažas procentas. Lygiai taip pat kiti du nacionaliniai projektai, apie kuriuos pradžioje kalbėjau, tai auginkime vieni kitus ir atgal į ateitį, mokyklų, kurios atsiliepė į tuos kvietimus prisijungti, jų buvo trigubai arba dvigubai daugiau. Skaidrumo laboratorija tikrai mažiausiai dėmesio susilaukė. Bet kita vertus, ką galim pasakyti, ką moksleiviai pasirinkę vykdyti skaidrumo laboratoriją, sakė, kad vis dėlto ta tema yra patraukli tuo, kad ji dar nėra atsibodusi. Dar pakankamai yra mokyklose šviežia arba net tiek daug ištyrinėta, kiek kitos. Dar viena bėda, kad kartais mokyklose yra vis dėlto apipinta skaidrumas, korupcija apipinta tam tikrais stereotipais, arba aš sakyčiau susiaurinta. Kad vis dėlto kalbama dažnai tomis moksleiviai yra pasigavę tas klišes iš televizijos, spaudos, interneto portalų. Skaidrumas suvokiamas tik kaip kyšiai, pinigai vokeliuose, kažkokie viešieji pirkimai neskaidrūs ir moksleiviams ne visai suprantami. Bet iš tiesų skaidrumą apima daug daugiau. Tai yra nusirašinėjimas, tai kas yra artima moksleiviui. Galų galia žinojimas, kas vyksta tavo mokykloje, kas vyksta tavo valstybėje, taip pat įeina į skaidrumo apibrėžimą. Lygiai taip pat skaidrumas dažnai yra paliekamas suaugusių klasėje ir taip galvom, kad tai yra suaugusių reikalas ir manęs galbūt nelabai liečia 11-okas, 7-okas ar 8-okas. Turbūt tai irgi iš tiesų nėra tiesa. Ir ką galbūt kalbėdami su mokytojais, mokyklo administracijom, irgi kartais sulaukdom tokio. Tai mes jau tą darėme antikorupcijos dieną pernai. Vis dėlto, nėra taip, kad vieną kartą padaręs skaidrumo projektą, tu pasiekiai skaidrumo turbūt, galbūt įmanoma ir taip. Bet tai yra vis dėlto nuolatinis procesas, nuolatinė siekiamybė. Kas moksleivius motyvuoja dalyvauti projektuose susijusiuose su skaidrumu? Čia ką patys moksleiviai įvardijo, ką mes išskaitėme iš jų, tai galimybė būti pavyzdžiui bendraamžiams ir kitiems, kad čia mergina minėjo video, kad vis dėlto mes galime eiti jaunesniesiems apie tai kalbėti. Mes galime netgi suaugusiems pasakyti, kad ar jūs pastebite, ar jūs visada paimate čekį, ar tikrai pasakyti, kad mes informatikos mokytojams skaičiavom, kad jeigu dalis atlyginimo mokame vokeliuose, tai mūsų biudžetas netenka tiek ir tiek lėšų. Antras dalykas, kad jie jautėsi, kad jie užsiima rimta veikla. Tai vadinasi, kad nesprendžia savo mažą problemą, bet jaučiasi tokio platesnio konteksto dalimi ir kad galbūt tas jų nedidelis žingsnis savo bendruomenėje gali išspręsti daug, prisidėti sprendžiant daug didesnę problemą šalies mastu. Ir ką jau minėjau, kad atrodė netradicinė ir neatsibodusi tema. Keletas galbūt tai jau dalykų, kurie praverstų diskusijai, tai ką mes pabandėme įžiūrėti iš savo patirties, dirbant su mokyklomis, ko reikia skaidrumo ugdymui mokykloje. Tai nėra joks tyrimas, bet tai yra galbūt labiau mūsų žmonių, kurie dirbo išdiskutavimas ir pastebėjimai. Tai kad vis dėlto integralumo reikia tarp įvairių dalykų. Čia dažnai iš istorikų tenka girdėti, kad jie pasiskundžia, kad valstybinės šventės, valstybinių švenčių minėjimai tampa nacionalinėmis istorikų šventėmis mokyklose. Ir kad sako, lygtais taip yra, kad vasario 16 fizikui nieko nereiškia, o tai yra tik istoriko šventė. Turbūt taip iš tiesų nėra. Tai, o kam tada klausimas, kam skaidrumas priklauso, tai kuriam čia mokytojui galime priskirti. Tai va dabar, tarkim, matydami, ką mūsų mokyklos darė skaidrumo laboratorijoje. Tai iš tiesų tikybos, etikos, dorinio ugdymo mokytojai buvo vieni iš tų, kurie būtent ir yra priskirtini prie tų, kaip labiau tokio vertybinio ugdymo, kurie gali daugiausiai, galbūt nedaugiausiai, bet kurie tiesiogiai gali taip kalbėti apie vertybinį ugdymą. Tarkim, kitas pavyzdys, iš tiesų buvo mokyklų, kurie, pavyzdžiui, susivienyje moksleiviai, informatikos mokytojus, matematikos, ekonomikos ir jie kūrė programas apskaičiuojančias, jau ką minėjau, jeigu, tarkim, dalis atlyginimo mokama vokeliuose, kiek biudžetas netenka lėšų. Tai yra dalykas, kaip galima integruoti tą skaidrumo temą, išnaudoti galbūt ir programų turinį, įvykdyti, įgyvendinti, tą veiklą padaryti prasmingą ir aktyvę.
Taip pat vis dar, kas mus šiek tiek stebino, tarkim, vis dar, kad buvo pakankamai populiarus plakato ir įvairių tokių meninių dalykų kūrimas, ar tai skirtukų, ar lipdukų, kur, pavyzdžiui, dailės mokytojai puikiai įsitraukė. Tai akivaizdu, kad na, tų formų galima sugalvoti įvairių, bet na, reikia, antras punktas, kad bendruomenė turi įsitraukti, ką mes ir pradžioje sakėme. Tai negali būti skaidrumo veikla mokykloje arba kovojimas, skaidrumo kultūros kūrimas, tik 7 D klasės reikalas. Ar vieno mokytojo, kuriam ta tema atrodo įdomi, bet reikia, kad įsitrauktų ir būtų bendras susitarimas, nežinau, visuomeninė sutartis tarp moksleivių, mokytojų, administracijos darbuotojų ir visų kitų žmonių, kurie vienokio kitokio būdu veikia mokykloje. Ką mes pastebėjom, kad reikia vis dėlto dėmesio ir pagalbos mokytojams. Nes skaidrumas nėra ta tema, kurioje kiekvienas gali galbūt taip laisvai kalbėti. Na vis dėlto galbūt paprasčiau daugelį mūsų būtų reiškia kalbą sausio 13 dieną, bet ne antikorupcijos dieną. Na galbūt Sergejus išimtis, jam turbūt abiem temom gerovės. Tai vis dėlto, kad reikia ar tai tam tikrų patarimų, metodinės medžiagos, ką mokytojai minėjo, tam tikrų veiklos idėjų ir galbūt kažkokių mokymų, seminarų, kurie gilintų mokytojų kompetencijas ir žinias ir tą pasitikėjimą savimi imtis tų temų, kurios tiek moksleiviams, tiek mokytojams nėra patogios, populiarios. Pagalba iš šalies, tai aš čia įvardiju tai, ką, pavyzdžiui, mes skaidrumo laboratorijai turėjome. Tai mūsų draugus ir partnerius, įvairias institucijas, organizacijas, kurios gali atvykti į mokyklą ar kitokią virtualią formą, pagelbėti, suvokti tą skaidrumo klausimų svarbą, korupcijos žalą. Ir kartu tai yra moksleiviams parodymas, kad vis dėlto ta tema yra labai svarbi ir aktuali, kad įvairios organizacijos institucijos jungiasi ir tai nėra tik mūsų ar mano klasės reikalas. Teorija plus praktika, kad turbūt vien paskaitų nepakanka, jeigu mes neįsigilinsim ir į turinį, nežinosim tų svarbių atsakymų, kodėl tai yra svarbu, kokia yra žala korupcijos. Bet jeigu tiesiog vykdysim kažkokias akcijas arba pamojuosime skrajutėmis, turbūt rezultato norimo irgi nepasieksim. Tos veiklos atraktyvios ir kūrybiškos turi būti, kad vis dėlto dabar turbūt vis daugiau tenka girdėti, kalbant apie naują Z kartą, kuri skaito kitaip, kuri mato kitaip, kuri masto kitaip ir kad reikia naujų metodų ir būdų, kuo labiau jau jaunus žmonės patraukti. Dar vienas dalykas, ką mes stengiamės irgi mokyklų bendruomenėms akcentuoti, kad kalbėti apie skaidrumą ir siekti skaidrumą vis dėlto reikia pradėti nuo savęs. Žinoma, nepamirštant bendro visuomenės, visos valstybės konteksto, bet kaip tu gali eiti mokyti suaugusį ar kitą, jeigu pats nelabai gražiai mokykloje elgiesi. Turbūt yra, jeigu pats nusirašinėjau, tai kaip aš galiu kaltinti kitą, kad jis, tarkim, kažkam už paslaugą davė vokelį ar kažką kitą. Ir vienas iš tokių irgi svarbių dalykų, ką mes matytumėm, kad reikia labiau vis dėlto kalbėti apie skaidrumą, sąžiningumą, teisingumą, mūsų tarpusavio santykius, pagarbą vieni kitiems, o ne tiek kalbėti apie korupciją mokykloje. Tai, nežinau, galbūt tai būtų žinutė per pozityvę patirtį ir per pozityvų skaidrumo kultūros kūrimą, o ne kiek kovą su korupcija. Kad tai netaptų nepanašu moksleiviams į kovą su vėjo malūnais. Ir visai pabaigai, tai galbūt toks klausimas, iššūkis, kuris, man atrodo, gali aplankyti kiekvieną, kuris imasi panašių veiklų kaip mūsų skaidrumo laboratorija. Galbūt tai yra klausimas, kuris yra galbūt net ir neturintis konkretaus ir aiškaus atsakymo, bet manau labai svarbus kiekvienam, kuris bando kažką keisti. Tai yra, kaip vis dėlto parodyti, kad sąžiningumas yra vertybė. Ką mes pastebėjome, kad dažnai ar moksleiviai, ar bet kuris kitas visuomenės narys žino, kas yra blogai, žino, kad koks elgesys yra blogas, bet jeigu reikia, jis tą padaro ir nesijaučia blogai. Tai žinojimas nėra tolygu elgesys. O kaip tą pakeisti?
kaip pakeisti tas moksleivių visuomenės nuomonę, kad sąžiningas elgesys taptų norma. Na, tai yra klausimas ir turbūt kiekviena iš mūsų veiklų, ar Transparency International, ar mūsų projektas, ar antikorupcinė programa įgyvendinama, ar kitos įvairių institucijų ar organizacijų iniciatyvos visą tą bando daryti, bet turbūt prieš pradedant kiekvieną veiklą mokykloje reikėtų užduoti tą klausimą, kad kaip mes vis dėlto pasistengsime būtent pakeisti tą nuostatą, kad sąžiningas elgesys būtų norma. Tai mano kalbėjimo tiek.